Pastaruoju metu Ukmergės krašte irgi tokia aštri problema iškyla tai, kad pirminės sveikatos priežiūros centro vadovė taip drastiškai kaimo vietovėse sutrumpino nuo lapkričio 1 dienos bendruomenių sveikatos punktų, tų felčerių, tų kaimo daktariukų darbo laiką. Ir taip jau tenai retai, kur buvo etatas, tai buvo 0,75 etato, 0,5 etato, tai dabar drastiškai daug kur paliko po 0,25 etato. Ką reiškia kaimo felčeriai 0,25 etato? Praktiškai per savaitėje vieną dieną. Tai tos kaimo felčerės yra ne šiaip savo felčeriukės, kurios tik tai suleido vaistą. Jos ir atveža vaistus, ir dieną ir naktį prišaukiamos, ir su dviračiu, ir su vežimais, ir su visko. Pas tą ligoniuką važiuoja ir visa kita. Ir nerušk tai, kad nėra pinigų, reikia taupyti pinigus. Šiuo metu per tą trumpą laiką sumažino 5 etatus kaimo vietovėse. Tai yra itin drastiškas, faktiškai daugiau negu 30%. Iš vienos pusės, kad sumažina tai nepasigilinus, bet taip net nepagalvojus. Iš kitos pusės, nuo lapkričio 1 dienos vietai 4 postų greitai jie sumažino 2 postais. 2,5 posto liko, 1,5 posto. Vėl 30% greitose sumažino. Ir dabar pagalvokime, praktiškai kiekvieną dieną greitoji veža ligonius į Vilnių. Išvažiavo vienas postas į Vilnių. Ir visam Ukmergės rajonui lieka viena greitoji. Tai yra absurdas, kokio dar nebuvo Ukmergės teritorijoje. Tai pamastykime dabar, Ukmergės rajonas, kai yra normatyvai, per kiek laiko greitoji turi atvažiuoti mieste, per kiek laiko turi nuvažiuoti į kaimą. Kai įvestas ta 112, kol įsiaiškino 112, kaip į kokį kaimą pakliūti, o čia net nebėra važiuoti. Tai yra visiška betvarkė, kas darosi dabar šitoje vietoje. Ir mes pajusime kiekvienas, nes ir kaimas, ir miestas ant tos pačiosios vienos greitosios pakabintas lieka. Ir sakysime, kai 29 susirinkome su kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenių aktyvistai pasirašom kreipimąsi į rajono vadovybę, pakviečiam aišku dalyvauti, ir kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Angelė Jakubinė, kuri priklauso valdančiai daugumai. Pasikviečiam dalyvauti vietos veiklos grupės pirmininkė Klaudija Stepanova, kuri yra, sakysim, irgi, kad žinotų, kokios kaimo problemos. Taip, jos čia sėdėdamas aktyvistų tarpė, sako, oi, taip, čia skaudi tema, va čia socialdemokratai tikrai palaikys visą šitą, pasiėmė šitą kreipimąsi, kad vadovybė sustabdytų toj pat pirminės sveikatos priežiūros vadovės sprendimą nuo lapkričio 1 tokiam drastiškam veiksmam, nueina pas vadovus, meras išleidžia už tokį potvarkį, kad įkurti darbo grupę, svarstyti šitiem klausimam ir pateikti iki gruodžio 31 išvadas. Tai jūs pagalvokit, įsigalioja nuo lapkričio 1, o įkuria grupę, kuri pastebėjimus sakys iki gruodžio 31. Tai kur logika ir visa kita. Tai šitą problemą irgi dabar, manyčiau, dar aktualesnė, kadangi čia yra žmogaus gyvybės klausimas. Čia prie to galėčiau pritarti, man pačiam teko, čia partijos žmogus nugriuvo gatvėje, aš sustojau, kad jį nutempėm į kraštą, tai dar apkaltinę, sakė, turbūt kasdieną žmogų užmušė, kad jis ten stovi. Pralaukėm 45 minutės, nes greitoji buvo tuo metu Valuose. Tai vat, kol atvažiavo, ką mes stovim, dar atvažiavo tiesa policininkas, stovim prie to žmogelio, ką su juo daryti, sako, jo paskambino, pasakė, neverskit, nelieskit jo ten, apverskit tik ant šoną, bet